oda tai yra signalas viso to, kas vyksta mūsų organizme. Tai nereikėtų iš karto skubėti į Turkiją ir persisodinti plaukų. Pirmiausia, reiktų paieškoti priežasčių. Ir tada pacientas nueina į pirtį, gerai ten užsikaitina toj pirtį, tada dar kokioje eketėje pasimaudo ir tada jau sugrįžta visas su nerimu, kad sako, man vėl tragiškai pablogėjo, kažką darykime. Žmogus atrodo raudonas kaip burokas, tai ką man dabar valgyti, ką man daryti. Buvusi situacija, kai žmogus nueina į vaistinę ir tą receptinį hormoną gauna taip pat iš po prekystalio. Buvo pas ne vieną dermatologą, tepė įvairiausiais tepalais, niekas absoliučiai nepadėjo, jie ir ateina jau užbandę viską ir tada jau būna tikras galvosūkis, ką dar mes galime padaryti. Suprantam, kad čia bus ilgas kelias tą odos barjerą vėl atstatyti. Nes aknės randus gydyti yra sunkiau negu tą jau aktyvią aknę. Bet tai nereiškia, kad mes turime pradėti gyventi tose salose, jeigu norim išvengti aknės. Tikrai ne. Tai tokio vieno vaisto stebuklingo šiai dienai nėra. Jeigu nesiseka gydyti, peržiūrėk diagnozę. Taip, teisybė. Ar oda gali išduoti, kad organizme vyksta kažkas tai svarbiau? Ar spuogai, veido raudonis gali būti ne tik odos problema, bet ir žarnyno problema? Apie aknę, rožinę, žarnyno mikrobiotą, odos ir virškinimo sistemos ryšį šiandien ir kalbėsime šioje Gastro paprastai kanalo laidoje. Aš, laidos vedėja gydytoja gastroenterologė Evelina Ruibienė, kartu su laidos pašnekove, gydytoja dermatovenerologė Agnė Panavienė. Labas, Agnė. Labas. Tai nebereikalo turbūt yra sakoma, kad oda yra tarsi veidrodis ir atspindys, kas vyksta mūsų organizme iš esmės. Ir tikriausiai virškinimo sistema ir žarnynas yra būtent viena iš tų dalių, kuri tikrai gali atspindėti, kad ten kažkas tai nėra gerai. Tikrai taip. Iš esmės pati sąvoka žarnyno odos ašies atsirado jau labai seniai, praktiškai nuo 1930 metų, kai buvo pradėti patys pirmieji tyrimai, analizuojant odos ir žarnyno ryšį. Kodėl buvo pradėta galvoti apie tą ryšį? Todėl, kad oda ir žarnynas turi daug bendrybių. Tai tiek oda, tiek žarnynas turi daug gyventojų įvairių mikroorganizmų. Taip pat turi labai gerą kraujotaką, labai gerą inervaciją ir būtent taip jie tarpusavėje komunikuoja. Tai čia yra labai svarbu ir kas gyvena, kokie mikroorganizmai. Taip pat yra svarbu, ką tie mikroorganizmai išskiria, nes tam tikros bakterijos išskiria medžiagas, kurios odai gali turėti net ir teigiamą poveikį, mažinti uždegimą, mažinti ir slopinti tam tikrus imuninius procesus. O kai kurios bakterijos kaip tik išskiria tuos tokius metabolitus, kurie kaip tik stiprina uždegimą ir gali bloginti odos ligas. Kitas svarbus dalykas tai yra žarnyno pralaidumas. Yra tokių tyrimų, tokių hipotezių, ar ne, kad net ir nuo stresinių situacijų didėja žarnyno pralaidumas, dėl ko tam tikros medžiagos, vėlgi metabolitai, kurie neturėtų patekti į kraujotaką, jie patenka ir veikia odą. Ir dar yra svarbu būtent imuninė sistema, nes per šitą ryšį, ar ne, būtent skiriasi ir imuninės sistemos veikla, kuri gali būti suaktyvinama, skatinant tam tikrus autoimuninius procesus. Taip. Tai ta mikrobiota, bent jau mano žiniomis, tai yra kiekvienam labai unikali ir jau pradeda formuotis nuo pat mūsų gimimo momento ir tikriausiai yra tikrai labai svarbių faktorių, kurie gali turėti per gyvenimą, augant, sakykime, įtakos pasikeisti tai baziniai mikrobiotai ir dėl to turbūt irgi gali atsirasti tam tikras, kaip ir minėjai, ryšys su odos problemu. Kodėl vieniem, tarkim, ta odos būklė tiesiog yra ideali, o kitiem yra tikrai rimtų problemų, kur nepavyksta netgi sukontroliuoti kartais ir su tom nemedikamentiniam ir medikamentiniam priemonėm. Taip, tikra tiesa, labai yra svarbu mūsų mityba, ar ne, labai svarbu yra ir tas pats antibiotikų vartojimas. Prie daugelio odos ligų yra kalbama apie tai, kad vakarietiška mityba iš savęs vėlgi labai keičia tiek žarnyno mikrobiotos, tiek odos mikrobiotos sudėtį ir turi didelę įtaką tam tikrų odos ligų išsivystymui. Tai čia yra tikrai be galo svarbu ir yra tokių netgi įdomių tyrimų atlikta, kad tam tikrose, pavyzdžiui, salose, kur gyventojai dar neturi vakarietiškos mitybos, kurie vis dar maitinasi tuo, ką pagauna, ten ar ne
žuvis, uogos, daržovės galbūt, tai tam tikrų odos lygų net nėra nustatoma, pavyzdžiui, aknės. Iš vis nėra tokių atvejų aknės. Tai vėlgi tai rodo, kad tas ryšys jisai egzistuoja. Bet tai nereiškia, kad mes turime pradėti gyventi tose salose, jeigu norim išvengti aknės. Tikrai ne, tikrai ne. Čia tiesiog yra svarbu balansas, ar ne, svarbu atkreipti dėmesį ir pagaliau kai kurie asmenys gali bet ką valgyti ir tikrai maitintis ir tą vakarietišką mytybą ir valgyti daug cukraus ir miltų ir ten karvės pieno ir jie niekada tos aknės neturės. Tai čia tikrai yra svarbu ir genetika, genetinis polinkis. Tai kaip mes sakom ir yra genetika ir epigenetika. Tai genetika, ką mes atsinešam, kokį mes tą polinkį turime susirgti vieną ar kitą ligą. Epigenetika jau yra mūsų gyvenimo būdas, kuris gali prisidėti prie tos ligos išsivystyti. Ir tai jau priklauso nuo mūsų pačių. Taip. Nuo mūsų būtent tos mitybos korekcijos, gyvensenos korekcijos, stresogeninių faktorių korekcijos, kur tikrai atrodo, čia papasakojom, pasakom, atrodo kaip ir paprasta, lengva, bet nėra taip jau paprasta ir taip lengva, bet labai svarbu. Galbūt, galėtume išskirti, kokie tie odos pakeitimai konkrečiai jau signalizuotų galbūt kažkokias net sisteminės ligas, tarkim ten uždegiminės žarnyno ligas, galbūt kepenų ligas, nes tikrai būna tokių situacijų, kad sako, kažkokie atsirado neaiškus bėrimai odoje, lyg niežtintis tokie, bet alergijų neturiu. Gal kažkokie tipiniai tokie pakeitimai odoje jau rodytų ir būtų ženklas, kad tai vis dėlto galbūt yra ir kažkokia gastroenterologinė liga. Taip. Yra kelios situacijos, kada mes tikrai jau pradedam ieškoti gastroenterologinių ligų ar apskritai kitų ligų. Tai vienas scenarijus yra, kai bėrimai signalizuoja jau iš karto mums, kad tai yra reakcija į kažkokį pakitimą organizme. Tai pavyzdžiui, jeigu atsiranda niežtinčios pūslelės, paprastai tiesamuosiuose galūnių paviršiuose, pakankamai jauniems asmenims, tai gali būti susijęs su celiakija. Toks yra Diuringo herpetiforminis dermatitas, pakankamai reta liga, bet siejama konkrečiai su celiakija. Jeigu mes jau tokią ligą nustatom, tai būtinai siunčiame, kad būtų žmogus tyriamas dėl celiakijos. Kitas pavyzdys galėtų būti skausmingi mazgai apatinėse galūnėse, tokia mazginė raudonė vadinama yra labai dažnai susiję su uždegiminėmis žarnyno ligomis. Tai vėlgi, jeigu mes jau tokį pacientą turim, vienareikšmiškai žinome, kad yra būtina tyrinėti dėl tokių ligų. Kitas pavyzdys galėtų būti ta pati plokščioji kerpligė, vėlgi atsiranda, kaip ir minėjai, niežtintis bėrimai, bet yra tikrai nealerginės kilmės, tai yra išprovokuoti tam tikrų veiksnių. Ir vienas iš dažniausių veiksnių yra hepatito C virusas. Tai tikrai yra buvęs ne vienas atvejis, kad mes nustatom plokščią kerpligę, padarom ten kepenų fermentus ar ne, padarome iš kraujo hepatito C, hepatito B žymenis ir ateina teigiami atsakymai, ir aišku, toliau siunčiam gastroenterologui. Tai tikrai pakankamai dažnai yra tokie atvejai, kuomet jau specifiniai bėrimai signalizuoja apie labai specifines ligas. Kitas scenarijus galėtų būti, kai turim pakankamai dažną odos patologiją, tai ta pati veido rožinė, aknė, tačiau visiškai nepasiduoda tradiciniam medikamentiniam gydymui. Ir tai vėlgi mums signalizuoja, kad ta problema gali būti kitur ir tada jau vėlgi tyrinėjame dėl žarnyno ligų, dėl gastrointestinalinių ligų. Dar tokia pakankamai irgi dažna situacija perioralinis dermatitas. Ar tai gali irgi būti susiję, sakykime, su mūsų mityba galbūt netinkama, o gal irgi su kažkokiom žarnyno ligom, virškinimo trakto ligom? Taip, perioralinis dermatitas gali būti išprovokuotas įvairiausių iš tikrųjų veiksnių. Daugiau yra siejama su tam tikrų kosmetikos priemonių naudojimu, rūgštinė kosmetika ypatingai, kuri pažeidžia odos barjerą, taip pat dantų pasta su fluoru, pavyzdžiui, hormonų pokyčiai, ypatingai jeigu žmonės vartoja tiek sisteminius hormonus, tiek, sakykime, purškiamus hormonus. Dėl žarnyno sąsajų su perioraliniu dermatitu tokių vienareikšmiškų duomenų nėra, bet čia vėl klinikiniai praktikoje tikrai matome, kad būna sąsajai, ypatingai su Helicobacter pylori skrandžio bakterija. Galbūt, vis tiek patartum, kokius tos jau tokius realius mokslų grįstus tyrimus būtų visai pravartu atlikti, jeigu mes įtariam, kad odos pakitimai yra susiję su žarnyno mikrobiotos galbūt išsiderinimu, galbūt yra kitos kažkokios virškinimo trakto problemos, tai kaip ir minėjai, tarkim, jeigu įtariam hepatitą,
tai darom jau tos kraujo tyrimus, tolimesnį tą ištyrimą, bet tarkim, jeigu mes jiem daugiau su pačiu žarnynu, su mikrobiotos pasikeitimais, ar yra kažkokių, svarių tyrimų, kur tikrai mes galim jais pasikliauti, jeigu atliksim, ir pagal tai galim galbūt net ir mitybą pakoreguoti, ar ten paskirti, jeigu reikia kokius postbiotikus, papildus. Mes iš savo praktikos kaip dermatologai, sakyčiau, rečiau tokius tyrimus atliekame. Žinoma, atliekame Helicobacter pylori ištyrimą išmatose, tai tą darome pakankamai dažnai, bet kas liečia žarnyno mikrobiotą ir jos ištyrimą, tai daugiau tą atliekame moksliniais tikslais šiai dienai, ar ne? Kad išsiaiškintumėm, kokie visgi tie pokyčiai yra, kaip skiriasi tam tikromis lygomis sergančių pacientų mikrobiota nuo sveikų asmenų. Tai tokių rutininių tyrimų, skaičių, nedarome, bet kas dažnai būna vėlgi aktualu, tai elementariai išmatų pasėlis. Tiesiog pasižiūrėti, ar ten yra kažkokios patogeninės bakterijos, ir tikrai yra nekarta buvę, kad randame tas patogeninės bakterijas, ir tada jau gydome ir jas. Čia labai svarbu, manau, tas glaudus bendradarbiavimas su gastroenterologais. Iš tikrųjų, kad mes jau visai, kaip sakyti, nepaskirtume perteklinių tyrimų arba kažkaip perteklinai jų neinterpretuotume. Nes šiai dienai žmonės, ypatingai sergantis odos lygomis, yra pakankamai dideliai desperacijų, ypatingai jeigu lygos jos negerėja. Ir labai dažnai ateina į kabinetą atlikę milijonus tyrimų ir dėl maisto netoleravimo, ir dėl alergijų, ir dėl helikobakterijų, ir iš kraujo, kur nėra tikslu. Ir tada vėlgi mes gaunam perteklinį ištyrimą, dažnai šiaip tie tyrimai ir neigiami būna, ir tada žmogus yra absoliučiai pasimetęs, tai ką man dabar valgyti, ką man daryti, nes kaip ir čia viską toleruoju. Tai čia labai svarbu, man atrodo, kad tie tyrimai būtų atliekami tikslingai pagal tai, kokia yra simptomatika, kokia yra liga ir ką mes ten įtariam, nes, vėlgi, grįžtant prie tų pačių uždegiminių žarnyno ligų, yra tų specifinių tyrimų, bet manau, kad tai yra visgi jau nebe mūsų laukas ir turėtume nukreipti labai tikslingai į gastroenterologų. Svarbus bendradarbiavimas, kaip ir minėjai. Taip, vienareikšmiškai. O kalbant, sakykime, apie bakterijų išvešėjimą plonajame žarnyne, SIBO, tas vadinamasis, kuris turi tą tokį mokslinį pagrindimą. Kokia tavo nuomonė apskritai apie SIBO testus? Ne tiek apie patį SIBO, bet apie SIBO testus. Ar tai būtų irgi prasminga atlikti esant odos pakitimams, galvojant, kad galbūt yra susijęs su bakterijų perteklium plonajame žarnyne? Taip, su SIBO yra pakankamai stiprių įrodymų ir pacientai sergančiais veido rožinė. Yra net tikrai ne viena studija ir meta-analizės, kas jau yra dideli tyrimai ir apjungiantis kitus atliktus tyrimus. Tai tas SIBO pasireiškimas gali nuo kelių iki 14 kartų būti didesnis būtent veido rožinė sergantiem pacientam. Dėl ištyrimo mes irgi prieš tai jau su tavimi diskutavome, kad tas ištyrimas pakankamai yra netikslus ir mes turim daug ir tų false positive, klaidingai teigiamų reakcijų, o kartais ir klaidingai neigiamų. Tai tikrai čia yra dar labai tokia, sakyčiau, plona linija, kaip tam žmogui padėti ir nepakenkti su tais tyrimais. Tai čia, sakyčiau, svarbu yra tirti tada, kai mes jau tikrai matome, kad ta situacija yra bloga, gydymui veido rožinė nepasiduoda ir žmogus, sakykime, turi tų gastrointestinalinių simptomų, bet galbūt nieko kito nerandame. Tada būtų tikslinga, manau, tyrinėti, bandyti vėlgi nustatyti, ar yra ar nėra tas SIBO ir gydyti, nes vėlgi, kas liečia mokslinę literatūrą, tai gydymas antibiotikų ir rifeksimino, kuris yra skiriamas būtent SIBO gydymui, net iki 85% lėmė veido rožinės išnykimą ar remisiją ir tie rezultatai laikėsi pakankamai ilgai. Tai kaip ir galime vertinti, kad ryšys yra. Yra ryšys su būtent SIBO. Taip. O sakykime, ką jūs galite, kaip gydytojai dermatovenerologai, atvykus pacientai jūsų konsultaciją atlikti, nes vis tiek jūs atliekat ne tik apžiūrą, jūs turbūt turite ir kitų įrankių, kuriais galite patikrinti vienokius ar kitokius odos pakitimus ir nuspręsti, kad tai gali būti jau galbūt ne tik odos problema, bet jau ir su virškinimo sistema susijusios problemos, o galbūt tai jau rodo ir piktą ligą, onkologiją. Tai galbūt galėtum plačiau papasakoti, kaip vyksta ta visa konsultacija, apžiūra, ištyrimas ir gal papasakotum net ir istorijų, kada atrodo, kad atvyko kaip ir tokiam planiniam vizitui, pasitikrinti, profilaktiškai pavadinkim taip, bet buvo rasta rimtų pakitimų, dėl kurių teko jau nukreipti tada detalesniam tam ištyrimui. Taip, tai dažniausiai mūsų ištyrimas prasideda nuo
paciento anamnezės, mes apsiklausėme ar ne, kiek laiko yra liga, ar jinai progresuoja ar ne, kaip pacientas buvo gydytas, apžiūrime odą. Labai svarbu, čia yra ne tik apžiūra, kaip sakau, plika akimi, bet ir dermatoskopija, nes tikrai ją atliekame ne tik esant odos dariniams, bet ir esant uždegiminėms ligoms. Jeigu matome tam tikrus uždegiminius bėrimus, pūlinukus, pavyzdžiui, ar ne, tikrai neretai imame iš pūlinuko tokį tepinėlį, atliekame mikroskopinį tyrimą, pavyzdžiui, dėl Demodex erkutės, kas irgi rodytų, kad, jos išvešėjimas reiškia, bent jau odos mikrobiotos tam tikrus pakitimus. Sekantis dalykas yra, aišku, kraujo tyrimai. Tai paprastai darome tiek bendruosius kraujo tyrimus, tiek atliekame kraujo tyrimus dėl autoimuninių ligų, jeigu yra indikacija, sakykime, dėl tos pačios celiakijos, jeigu mes įtariame tokią ligą. Ir tuomet, aišku, jau suplanuojame visą kitą, galima atlikti, aišku, ir biopsiją, jeigu mes įtariame vėlgi retesnę ligą, nes paprastai tada jau tikrai reikalinga yra biopsija ir histologinis tyrimas, kad patvirtinti tą ligą. Tai maždaug taip atrodo. Turbūt dabar labiausiai toks įsiminęs atvejis tai yra, kai pacientas atvyko būtent dėl išplitusių bėrimų viso kūno odoje, labai niežtinčių, labai tokie tipingi buvo violetinės spalvos bėrimai, toksai matomas būna Vichemo tinklelis dermatoskopiškai būtent ir iš karto mums kilo mintis, kad tai yra plokščioji kerpligė. Tai tuomet mes iš karto pasiėmėme tyrimus, bendrą kraują ar ne, kepenų fermentus, būtent hepatito B, hepatito C tyrimus, ir gavom, kad ir tie kepenų fermentai yra be galo ten padidėję daugiau nei 3 kartus ir taip pat turime ir hepatito C teigiamą rodiklį. Tai automatiškai tas pacientas ne tik gavo kažkokį tai vietinį gydymą ten tepalais iš mūsų, bet ir buvo nukreiptas toliau jau gastroenterologui. Lygiai taip pat nekartai yra buvusi situacija, kuomet ateina pacientas dėl pūslelių. Mes iš karto jau įtariame, kad tai gali būti herpetiforminis Diuringo dermatitas ir reta pakankamai liga. Norint ją patvirtinti, būtinos yra netgi 2 biopsijos, kadangi darome ne tik tą rutininį tokį histologinį ištyrimą, bet ir tokį imunologinį tyrimą. Ir vėlgi gavus teigiamą rezultatą, mes iš karto darome jau celiakijos visą paletę, ar ne, iš kraujo ir jau vėlgi siunčiam gastroenterologui dėl tolesnio ištyrimo, endoskopinių galbūt tyrimo atlikimo. Tai tų tokių atvejų tikrai yra ne vienas. Dar vieną prisiminiau atvejį, tai turim tokią lipoidinę nekrobiozę. Tai tokie gelsvi bėrimai, daugiau apatinėse galūnėse, kurie vėlgi mums iš karto signalizuoja apie cukrinį diabetą. Tai vėlgi tikrai buvęs ne vienas kartas, kuomet tokiu būdu mes pirmą kartą žmogui nustatome cukrinį diabetą, kur žmogus niekada apie tai nežinojo. Ir turbūt paskutinis įdomiausias toks man įsiminęs atvejis, kai žmogus atvyko dėl 4 metus ant odos besirandančių tokių geltonų darinių, kurie jiems yra skausmingi ir ten irgi buvo pas ne vieną dermatologą, tepė įvairiausiais tepalais, niekas absoliučiai nepadėjo. Mes įtariam, kad tai yra susijęs su cholesterolio pertekliumi, būtent trigliceridų pertekliumi, tai vėlgi padarius tyrimus pamatėme, kad tie rodikliai cholesterolio ir trigliceridų viršė normą 10 kartų. Tai vėlgi buvo žmogus nukreiptas skubos tvarka, kad atliktų tokia kraujo, kaip sakau, valymo, tokias plazmaferezės, kad jam kuo greičiau, padėti, nes vėlgi, negydant, tai gali lemti kasos uždegimą ir labai tokias letales baigtis. Tai tikrai iš odos pusės mes galim jau supras apie kitą sisteminę patologiją. Tai kartais netgi jūs pirmieji būnat, kurie įtarėt ir tik tada patenka pas gydytoją gastroenterologą. O tarkim, žmogus namie būdamas, žiūrėdamas prieš veidrodį, kas kiek laiko, turėtų vis tiek apsižiūrėti galbūt savo kūną, apsižiūrėti bėrimus, apgamus ir kas jau rodytų, kad, reikia jau pasirodyti pas gydytoją dermatovenerologą ir pasitikrinti man detaliau. Gal kažkokie odos pakitimai ar kažkokie bėrimai, jau signalizuotų, kad čia įtarimas, kad gali būti kažkas tai rimčiau, o ne tik šiaip paprastas apgamas ar paprastas kažkoks odos pakitimas. Konkrečiai apgamus rekomenduojam patiem pacientam apsižiūrėti kas 3 mėnesius, apsižiūrint ne tik matomas kūno vietas, bet ir tą pačią nugarą prie veidrodžio, tai čia yra tokia universali rekomendacija. Kas liečia bėrimus kūno odoje, jeigu jau tikrai mes turim tokius, kaip sakau, rimtesnę patologiją, paprastai žmonės jau tikrai atvyksta, nes tai gali būti opos, kurios yra skausmingos ir labai greitai didėjančios, tai gali būti pūslelės, kurios
kurios yra be galo niežtinčios, violetiniai bėrimai, kurie taip pat yra labai niežtintis. Tai taip, kad visai nepastebėtų, gana retas dalykas. Tai vat, bet iš esmės, jeigu tai bėrimas negyja, dažnai tikrai ir viršimos gydytojai skiria tą pradinį gydymą, dažniausiai vietiniais hormonais, sakykime, kad sumažintų uždegimą. Tai vėlgi, jeigu to efekto nėra, tikrai tai yra ženklas, kad reikėtų pasirodyti. Kalbant dabar apie tai, kaip tik vat kilo klausimas apie tos lokaliai veikiančius hormonus. Ar tikrai nėra per dažnai jie naudojami ir kartais naudojami netgi tokiose vietose, kur, tarkim, veidas? Ar tikrai galima ilgą laiką vartoti, naudoti, taikyti ir tiesiog, aišku, pagerėja, tikėtina, ir tada vėl paūmėja, vėl panaudoja, ar tikrai tai yra saugu ilgą laiką daryti, nesikreipiant į gydytoją dermatovenerologą? Ar negalim kartais, kaip sakau, savo labiau pakenkti negu padėti? Tikrai galim pakenkti labiau nei padėti, skiriant hormonus. Veidui mes iš tikrųjų iš viso vengiam skirti vietinius hormonus tepamus, todėl kad yra didelė odos išplonėjimo rizika. Ir tikrai ne vieną kartą yra buvusi situacija, kai žmogus nueina į vaistinę ir tą receptinį hormoną gauna taip iš po prekystalio, tepasi ilgą laiką ir tada jau ateina pas mus su labai išplonėjusi oda. Kaip tai atrodo? Tai žmogus atrodo raudonas kaip burokas, persišviečia kiekvieną veido kapiliaras kraujagyslė, tas veidas dega ir jis visada yra toks. Ir tada jau, kaip sakyti, suprantam, kad čia bus ilgas kelias tą odos barjerą vėl atstatyti. Kas liečia kūno odą, tai yra šiek tiek saugiau, bet dažnai tai užmaskuoja simptomus. Tai ir yra tai problema, nes kai žmogus ateina, vėlgi tepėsis ilgai hormonus, mes jau to pirminio bėrimo elemento nebematome. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, iš tokio bėrimo jau net nebetikslinga imti biopsiją, nes vėlgi patologai jie jau nebegali matyti specifinių pakitimų, jie negali matyti uždegiminių tam tikrų infiltratų. Tai čia yra vėlgi labai svarbu, kad imti tą pačią biopsiją iš tinkamos vietos. Tai tikrai manau, kad perteklinis yra naudojamas tų tepamų hormonų, juos tikrai lengvai pacientai gauna iš vienur ar iš kitur, ar iš turgaus pagaliau nusiperka ir tikrai pasidaro neretai daugiau žalos negu naudos. Nes kas liečia veidą, mes skiriam nebent patį silpniausią hormoną itin trumpai iki savaitės laiko, jeigu tai yra ūmi situacija, po to stengiamės pereiti į nehormoninius uždegimą mažinančius preparatus. Su kokiom dar klaidom tenka susidurti pacientų, sakykime, vartojimo klaidom? Vieną įvardinom, kad tikrai kartais lengva ranka gauna vienokį ar kitokį preparatą ir bando jį taikyti, naudoti ilgą laiką ir po to turim šalutinių reakcijų. Gal dar su kažkokiom klaidom susidurėm, esi pastebėjusi? Turbūt viena populiariausių klaidų tai aknės gydyme yra, nes pacientai vis dar dažnai galvoja, kad aknė tai yra ligų riebi oda. Tikrai aknės metu yra suaktyvėję riebalinių liaukų veikla, sebumo išskirimas, tačiau kai yra naudojamos 10 skirtingų rūgštinių priemonių, tai ne tik tą sebumą pašalina, bet ir pašalina apskritai odos barjerą ir jis yra pažeistas, dėl ko kyla jau ir kiti bėrimai ir tas pats perioralinis dermatitas. Ir tada jau, kai pacientas atvyksta pas mus, jau reikia ne tik tą aknę gydyti, bet ir atstatinėti barjerą ir dar gydyti visą kitą, ką pacientas pridarė su savo to, žodžiu, tokia savigyda. Tai turbūt irgi populiariausias yra dalykas. Daugiau tokių gal ir negalėčiau labai vardinti, nes tikrai pakankamai jau žmonės kreipiasi ir kažkaip tą kelią pas dermatologą atranda, gal ir prieinamumas pačių paslaugų gerėja ir tos eilės, kaip sakau, mažėja net ir viešajame sektoriuje, kad jau tikrai tą pagalbą gauna greičiau negu būdavo anksčiau. Gal dar iš tokių klaidų galvojantys su piktybiniais navikais, kad atrodo išauga mažas taškelis kažkoks, kuris yra dar beveik nematomas ir tada jau galų gale išdidėja, išopėja, pasidaro kraujingas, tempuliuojantis, griūvantis, tada jau žmogus atvyksta išsigandęs, bet natūralu, kad jeigu būtumėm operavę tą mažą darinuką, tai defektas odos kur kas mažesnis ir randas, bet kai jau yra išopėjęs darinys, dažnai jau net nebepavyksta operuoti, turime taikyti spindulinę terapiją, tai vėlgi toksai tas uždelsimas, kartais baimė tiesiog ateiti pas gydytoją lemia vėlgi daug komplikuotesnį gydymą po to.
Mano žiniomis siuntimo nereikia turbūt pas jūs, pas gydytojus dermatovenerologus. Ar reikia? Reikia į tretinį lygį, tai yra šiai dienai Kauno klinikose ir Santaros klinikose, o į antrinį lygį tai siuntimo tikrai nereikia, tai ta registracija dar labiau žmogui supaprastėja. Taip. Tai, kaip sakoma, jeigu matom jau tokius pakitimus, tai geriau nedelsti ir kreiptis greičiau ir pasitikrinti ir geriau sužinoti tą tikslę diagnozę ir pradėti gydymą laiku. Tikrai. Bet kaip ir minėjai, sąmoningumas didėja žmonių ir tikrai jie jau pamatė kažką tokio įtartino, stengiasi neuždelsti ir kreiptis. Užsiminė apie aknę. Tai kaip tai paprastai įvardinti? Ar čia tiesiog spuogai veide, ar čia yra kažkaip kitaip apibūdinama, kas ta aknė apskritai yra, dėl ko jinai gali atsirasti? Viena iš priežasčių jau kaip ir įvardinai, kad nebūtinai dėl riebios odos. Ir ar tai tikrai turi tą irgi ryšį su žarnyno mikrobiota? Taip, tai aknė pagal apibrėžimą yra lėtinė uždegiminė odos liga. Ir iš esmės jos patogenezė, jos tas formavimasis tikrai nėra labai lengvas. Visų pirma, tai apie 80% lemia genetika, tai reiškia, kad žmogus turi didesnės, daugiau skiltelių turinčias riebalinės liaukas. Tos riebalinės liaukos savo paviršiuje turi daugiau receptorių, tai reiškia prisijungia ir reaguoja į visus aplinkos pokyčius. Kitas dalykas, kadangi turim aktyvesnės riebalinės liaukas, išsiskiria tas vadinamas sebumas. Kitas dalykas tai yra plauko folikulė, ląstelės jos sulimpa, odos ląstelės keratinocitai ir jos tiesiog uždaro tą spindį. Kaip aiškinu pacientam, natūraliai turėtų tas sebumas išsiskirti ir tiesiog jisai iškeliauja į odos paviršių, pasišalina ir mes neturim jokių toliau tų procesų. Bet čia gaunasi toks butelio kakliuko fenomenas, kai tos ląstelės odos sulimpa viršutiniai dalykai, tarytum uždaro tą butelio kaklelį. Ir tada jau tas sebumas kaupiasi plauko folikulo viduje, tada jau dauginasi aknės bakterijos, nes jom pasidaro palankios sąlygos, jos dar iš savęs išskiria tam tikrus tokius produktus, kurie skatina uždegimą ir jau turim tokį pilną tą uždegiminį procesą. Kas liečia aknę ir žarnyno mikrobiotą, tyrimų pakankamai daug yra atlikta. Tai kas yra nustatyta, kad aknė sergančių pacientų žarnyno mikrobiota skiriasi nuo sveikų tyriamųjų, tai reiškia, kad tiek bakterijų įvairovė yra kitokia ir bakterijų funkcija yra taip pat kitokia. Taip pat yra tikrai nemažai studijų, kuomet aknės pacientams skiriami probiotikai ir matomas bent jau laikinas simptomų sumažėjimas, pagerėjimas tiek uždegiminių, tiek neuždegiminių bėrimų. Tai tikrai, žodžiu, tas ryšys jisai yra. Kitas dalykas, kas yra dar įdomu, kad aknė sergančių pacientų net ir sebumo sudėtis yra kitokia negu sveikų asmenų. Tai čia jau vėlgi mes daugiau kalbam apie vakarietišką mitybą, kad yra daugiau perdirbto maisto, mėsa, ten visa kita, tokie vadinami gyvuliniai riebalai. Ir yra omega-6 perteklius, tų blogųjų riebių rūgščių ir omega-3 trūkumas, dėl ko tas sebumas irgi pasidaro ten klampesnis, palankesnis sąlygos būtent bakterijom daugintis dėl pačio sebumo sudėties. Tai irgi yra toks pakankamai įdomus momentas, bandant veikti į tas skirtingas aknės grandis. Tai va, tai sudėtinga labai patologija. Sudėtinga. Patartum spausti spuogus patiems ar geriau nelysti? Tikrai ne, todėl kad išplatinam uždegimą ir dažniausiai tikrai namuose nesteriliomis sąlygomis tą spaudimą atliekame, tai padarom vėlgi savo daugiau žalos negu naudos. Taip. O aknė daugiau kosmetologų liga ar gydytojų dermatovenerologų, ar čia turi būti bendradarbiavimas, kaip tau atrodo? Abiejų liga vienareikšmiškai, neretai tenka skaityti paskaitas ir kosmetologam ir mes daug kalbam apie bendradarbiavimą. Aš manau, kad pacientas dažniausiai atveju pirmiausia ir kreipiasi į kosmetologą, yra sudaroma odos priežiūros rutina, dažniausiai nuostabiai puikiai sudaroma ir labai teisingai sudaroma. Atliekamos procedūros, galbūt mechaninis veido valymas, kas irgi tikrai tinka aknės sergantiem pacientam. Bet jeigu ta būklė negerėja, ar ne, matome, kad yra daug uždegiminių bėrimų, pūlinukų, mazgų, skausmingų bėrimų, randėjimas išreikštas, tai jau tikrai yra signalas, kad reikalinga įsitraukti dermatologų jau su tuo medikamentiniu gydymu. Kitu atveju mes galime turėti pakankamai liūdnas pasekmes, nes aknės randus gydyti yra sunkiau negu tą jau aktyvią aknę. Koks būtų pats veiksmingiausias gydymas išgydyti aknę visam laikui?
Aš niekada pacientam nesakau, kad mes išgydysim jūsų aknę, nes tai yra arti melui. Jeigu žiūrint į gydymą, kas veikia daugiausiai aknės skirtingų grandžių, tai yra sisteminis gydymas izotretinoinu rokutanu, kaip ir baisus vaistas, apipintas ir daug mitų ir turintis ir tikrai nepageidaujamų reiškinių, dėl to mes labai atsargiai parenkam tuos pacientus, kuriem galime skirti ir kuriem reikėtų skirti, bet vis dėlto, jeigu taip žiūrint, tai jis tikrai veikia daugiausiai aknės grandžių, nes mažina uždegimą, bakterijų kolonizaciją, mažina būtent to sebumo išsiskyrimą, riebalinių liaukų veiklą ir taip toliau. Tai bet net ir su rokutanu, ar ne, buvo labai didelė tokia metaanalizė atlikta, beveik 19 000 pacientų aknės analizuota, tai net ir po šito vaisto vartojimo apie 20% pacientam aknė atsinaujina. Tai tokio vieno vaisto stebuklingo šiai dienai nėra. Tai gydymas turėtų būti kompleksinis. Taip, gydymas kompleksinis, priklauso nuo formos ir dabar daugiausiai kalbam apie tai, kad turim veikti vėlgi kuo daugiau grandžių, mažinti būtent ir tą suragėjimą inkštirų formavimąsi, mažinti uždegimą, mažinti randėjimą, tai į kuo daugiau grandžių mes veikiame, tuo mes galime tikėtis geresnių rezultatų. Kokios gali būti dažniausios šalutinės reakcijos, paskyrus medikamentinį gydymą? Taip, aknės. Jeigu skiriame geriamus antibiotikus, tai be abejonės skrandžio žarnyno simptomai, jeigu skiriame tą patį rokutaną, tai lūpų ir odos sausumas, pagrinde gali būti nugaros skausmas, sąnarių skausmai, taip pat sekame tuomet jau kraujo rodiklius, gali būti retesniais atvejais kepenų fermentų padidėjimas, trigliceridų padidėjimas, tai tiesiog tą labai taip akylai monitoruojame ir vėlgi nepageidaujamos reakcijos tiesiogiai priklauso nuo dozės, tai reiškia, kad turim adaptuoti dozę pagal individualų paciento toleravimą. Ar yra tokių situacijų, kad viską išbandote, tikrai gydote kompleksiškai, bendradarbiaudami vieni su kitais ir gal su kitais netgi specialistais ir kolegom, bet vis tiek ta aknė nepasiduoda ir tenka pasakyti žmogui, kad viską mes išbandėm, nebežinom, ką daugiau padaryti ir kaip jums padėti. Deja, bet taip, ir tokių pacientų savo praktikoje tai tin daug matau, nes dažniausiai jie ir ateina jau išbandę viską ir tada jau būna tikras galvosūkis, ką dar mes galime padaryti. Tada, sakyčiau, daugiausiai dėmesio pradedam irgi skirti gyvensenos korekcijai, kas yra vėlgi žinoma, ar ne, kad tam tikri maisto produktai vėlgi blogina aknę. Sakykime, aukšto glikeminio indekso produktai, tai yra saldumynai, balti miltai. Jie išskiria daugiau, juos suvalgius išsiskiria daugiau insulino panašaus augimo faktoriaus, dėl to aktyvėja riebalinių liaukų veikla ir komedonų formavimasis. Tas pats yra nustatyta su karvės pienu. Karvės piene yra kazeinas, išrūgos, kas vėlgi aktyvina tą patį procesą ir vėlgi aktyvina riebalinių liaukų veiklą, komedonų formavimąsi. Stresas yra vėlgi dar vienas faktorius, kortizolis išsiskyręs antinkščiuose vėlgi aktyvina labai panašiai šios procesus. Tai jeigu jau mes matome, kad visa kita yra išbandyta, bandome atsigręžti į žmogaus vidų, kas tenai vyksta ir kodėl mums, nepavyksta tos ligos suvaldyti. Moteriams, aišku, labai svarbu ir hormonai. Ypatingai dabar dažnai matome suaugusių moterų aknę, ko anksčiau iš tikro būdavo kur kas mažiau, bet tendencingai tas procentas didėja, tai tuomet yra labai tikrai svarbu hormonai. Bet vėlgi, kad būtų pakitimai konkrečiai jau hormonų tyrimuose, tik tai 20% tokių pacientų yra. Dažniausiai pakitimų mes tyrimuose nematome, tačiau dėl to, kad riebalinės liaukos turi daugiau tų receptorių, tai net ir normos ribose, kai hormonai svyruoja, vis tiek jie sugeba aktyvinti riebalinės liaukas ir veikti vėlgi bloginant aknę. Kita tokia liga, kai iš tiesų, raudoni žandukai, ar kaip tu minėjai, buroko formos ir spalvos veidas, nebūtinai reiškia, kad, gal vis dėlto čia yra veido rožinė arba raudonis. Tai kaip žmogų atpažinti, kad čia ne alerginė gal kokia reakcija, o gal čia vis dėlto yra ta veido rožinė, raudonis, kur irgi tikrai, kelia ir ne tik išvaizdos turbūt klausimus, bet ir šiaip neramina. Kaip atpažinti, ką galim irgi padaryti, kad, padėti žmonėms suvaldyti veido raudonį?
Taip. Tai veido raudonis gali būti dėl to, kad oda yra reaktyvi, bet dažniausiai tai ir yra toksai užeinantis ir praeinantis tas raudonis, reiškia dėl tam tikrų galbūt temperatūros pokyčių, galbūt dėl kosmetikos panaudotos arba saulės, arba ten streso. Tai gali būti toks, laikinas pakankamai paraudimas, kuris praeina. Jeigu jau kalbam apie veido rožinę, dažniausiai tai yra centrinės veido dalies paraudimas, kuris yra jau nelaikinai, bet matomas, tiesiog, kad yra paraudimas, išsiplėtę kapiliarai, jie gali būti matomi tiek akimis, tiek, sakykime, vėlgi žiūrint to pačiu dermatoskopu. Ir vėlgi, jeigu tai yra tikroji jau ta veido rožinė, tai yra lėtinė liga. Aš pacientam labai dažnai sakau, kad tai kaip nustato jum diabetą arba spaudimą, jūs lyg ir neklausėt po metų, ar dar aš turiu čia tą diabetą, nes turi ir reiškia ir turi. Tai lygiai tas pats yra su veido rožinė, jeigu jinai jau yra, tai jinai ir yra. Kaip mes galim vis dėlto padėti pacientam ir kaip pacientas pats sau gali padėti, tai vengti provokuojančių veiksnių. Yra labai aiškiai nustatyta, kad, sakykime, karštis, šaltis, temperatūrų pokyčiai, aštrus maistas, karštas maistas, alkoholis, net ir tas pats stresas gali bloginti veido rožinę, vėl sukeltą tokį deginimą veido, tą flush vadinamą. Taip. Tai reikėtų visgi vengti provokuojančių veiksnių, labai atkreipti dėmesį odos priežiūrą, vengti tokių šveitiklių, rūgštinių, labai stiprių priemonių, kurios gali sudirginti dar labiau ir taip jau tokius aktyvesnius odos receptorius. Mikrobiota čia turi prasmės tame irgi žarnyno? Turi, yra vėlgi tyrimų, kad veido rožinės sergančių pacientų mikrobiota skiriasi nuo sveikų tyriamųjų. To konkretaus, tokio gal sakyčiau ryšio nėra, taip kad galėtume sakyti, kad tai tikrai reikšmingai dalyvauja arba kad galėtume kažkaip tuos simptomus gerinti, koreguojant mikrobiotą. Nors vėlgi, jeigu kalbant apie tos tokius paprastesnius tyrimus, kad skiriame probiotikus ir vertiname atsaką, tai lyg ir yra, kad paskyrus probiotikus veido rožinės simptomai pagerėja. Tačiau tikrai dar yra reikalinga kur kas platesnių tyrimų, ne kiek aiškinantis tą mikrobiotos sudėtį, bet ir funkciją, ką tos bakterijos konkrečios daro ir kokios gali įtaką turėti veido rožiniai. Galbūt žinai, kokie probiotikai būtų veiksmingi tiek prie aknės, tiek prie veido rožinės būtent. Konkrečiai gal bakterijas, kurios tikrai turi ir gal mokslinio pagrindimo, kad padėtų, sakykime, tiek ir tai žarnyno mikrobiotai ir kartu pagerintų aknės valdymą ir veido rožinės valdymą. Taip, yra tikrai nustatyta keletas padermių, kurios labiau tinka prie odos ligų. Vėlgi žiūriu pakankamai skeptiškai tai, todėl kad, probiotikai, tai reiškia, kad mes lyg ir papildom gerosiamis žarnyno bakterijomis, tą žarnyną, bet nutraukus jų vartojimą, grįžus prie savo įprastinės mitybos, dažnai, vėlgi ta mikrobiota, jinai vis tiek sugrįžta, tarytum į tą patį. Tai lyg ir rutiniškai mes, neskiriam tų probiotikų, nebent žmogus turi kitų ligų, ar tai būtų dirgliosios žarnos sindromas, ar panašiai, arba jau po antibiotikų vartojimo, bet taip, kad rutiniškai skirti ir sakyti, kad jūs būtinai vartokite, nebūčiau linkusi taip sakyti, labiau gal žiūrėčiau į tai, kad įtraukti tam tikrus fermentuotus produktus, kad tiesiog natūraliai duoti mitybinių produktų savo žarnyno bakterijom, pamaitinti, o ne uždėti tiesiog jau tas, iš išorės, kaip sakyti, bakterijas. O rožinės gydymas iš ko susideda? Kokios galbūt yra, tos apie nemedikamentinės priemonės kaip ir užsiminėm, bet tos medikamentinės priemonės, vaistų grupės, galbūt kosmetinės priemonės, tas kompleksinis irgi gydymas, kas tikrai veikia praktikoje, kas yra tikrai veiksminga ir po kurio laiko mes jau galime tikėtis to efekto. Taip, tai veido rožinės gydymas priklauso nuo stadijos. Jeigu mes turime tą pradinę stadiją, kuomet yra veido centrinės dalies paraudimas ir išsiplėtę kapiliarai, čia labiausiai veikia būtent priežiūra ir veikia aparatinės procedūros. Tai yra arba lazerinės procedūros, kraujagyslinis lazeris, arba intensyvi pulsinė šviesa, nes reiškia, mes veikiame tiesiogiai su savo spinduliu į kraujagyslėje esantį hemoglobiną, sukeliam terminę reakciją ir tą kraujagyslę užkoaguliuojam, kad jos nebeliktų. Jeigu mes jau turim uždegiminius bėrimus, tai yra spuogai, pūlinukai,
tuomet jau čia atsiranda vieta medikamentiniam gydymui. Galime pradėti nuo tepamų vaistų. Tai dažniausiai yra tepamas antibiotikas metronidazolis arba toksai vaistas ivermektinas, kuris jau veikia daugiau į tą erkutę. Tai dažniausiai gydymo kursas yra 12 savaičių, tai yra 3 mėnesiai ir būtent po šito laikotarpio jau vertiname atsaką į gydymą. Dar vienas metodas tai yra geriamas antibiotikas doksaciklinas. Jis yra skiriamas, kaip aš sakau, subantimikrobinis dozėmis. Tai yra mažesnės dozės, daugiau bandant mažinti odos uždegimą. Ir vėlgi, yra tikrai ilgi kursai, rekomenduojama pagal literatūrą, pagal mūsų gaires Europos net iki 3 mėnesių. Tai sakyčiau, kad mes gal vengiam, tikrai jau tuos 3 mėnesius pilnai ir skirti, bandome pasiekti remisiją tiesiog ir, jau nutraukinėti šitą gydymą. Bet, kartais būna didžiulis uždegimas, tikrai pūlinys ant pūlinio, ir tikrai tų antibiotikų griebiamas. Ir galiausiai vėlgi tas pats rokutanas, jis ir prie veido rožinės gali būti skiriamas tiesiog trumpiau, mažesnėmis dozėmis, bet jisai vėlgi stabilizuoja riebalinių liaukų veiklą, kurios irgi dalyvauja ir veido rožinės visame išsivystyme. Pagal tai, ką pasakoju, panašiau, kad aknės gydymas daug lengvesnis negu veido rožinės. Ar tiesa, ar tiesiog, nes vis tiek yra iš savotiškų panašumų, ką mini, taip. Bet žiūriu, kad čia šiek tiek sudėtingiau valdoma turbūt būklė, nes kaip ir minėjai, kaip ir cukrinis diabetas ar ten arterinė hipertenzija dažniausiai jau visam laikui. Taip. Abi, sakyčiau, būklės yra sunkiai pakankamai valdomos, labai vėlgi nuo formos priklauso. Veido rožinę gal mums dažniau pavyksta pasiekti tokią tikrai pastebimą remisiją ir žmonės joje ilgiau būna. Ir tuomet labai dažnas būna toks atvejis, kad buvo viskas jau gerai, jau džiaugiamės su pacientu, atsisveikinam ir tada pacientas nueina į pirtį, gerai ten užsikaitina toj pirtį, tada dar kokioje eketėje pasimaudo ir tada jau sugrįžta visas su nerimu, kad sako, man vėl tragiškai pablogėjo, kažką darykime. Tai jie gali ilgiau išbūti remisijoje, bet vėlgi patekus į aplinką provokuojančių veiksnių, gali vėl viskas išsiprovokuoti. Taip. O kalbant apie antibiotikus, užsiminėm, ar antibiotikų vartojimas gali paūminti dermatitą? Ir taip, ir negali. Tai gali tam tikrą dermatitą paūminti. Pavyzdžiui, seborėjinis dermatitas tai atsiranda dėl to, kad pasitaugina grybelis natūraliai gyvenantis ant mūsų odos. Tai jeigu mes vartojame antibiotikus, sutrinka mikrobiota, mikroflora ir tas grybelis gali pasidauginti, tai reiškia, taip gali seborėjinis dermatitas paūmėti. Kas liečia, sakykime, kitas ligas, tą pačią veido rožinę, aknę, perioralinį dermatitą, antibiotikai paprastai juos palengvina, todėl kad jų pačių gydymo schemose irgi antibiotikai įeina. Tai taip vienareikšmiškai sakyti negalime. Aišku, patys antibiotikai dažnai turi nepageidaujamą reakciją, tokią kaip alerginis dermatitas, tai jie patys iš savęs gali išprovokuoti niežtinčius bėrimus, tai vėlgi tą tikrai dažnai matome savo praktikoje. O kaip žmonėms atskirti, kad pleiskanojanti oda jau reiškia, kad čia nėra šiaip savo kažkas tai, o galbūt tai gali signalizuoti ir tokią ligą kaip psoriazė? Kas ta psoriazė apskritai yra? Taip, psoriazė yra turbūt dar sudėtingesnė liga, tai yra irgi lėtinė liga, turinti labai aišku tą imunologinį autoimuninį komponentą. Psoriazė turi tos specifinius požymius. Tai reiškia, atsiranda tokios rausvos, pleiskanojančios plokštelės, dažniausiai tiesiamųjų galūnių paviršiuose, tai yra alkūnės keliai ir galvosoda, skalpas. Neretai psoriazė pažeidžia ir nagus, ir sąnarius. Labai tikrai dažnai būna teigiama šeiminė anamnezė, reiškia, kad šeimos nariai ar narys tikrai irgi turi psoriazę. Tikrai pastaraisiais metais daugėja įrodymų, kad žvynelinė yra susijusi su kitais organais, kitų organų sistemomis, gali lemti ir metabolinio sindromo išsivystymo riziką didesnę, širdies kraujagyslės gali pažeisti. Tai tikrai tokia liga yra labai plačiai apimanti daugelį organų sistemų ir tai tikrai nėra tik odos liga. Gali būti susijusi su uždegiminėm žarnos ligom? Tikrai taip. Uždegiminė žarnyno ligos ir psoriazė žvynelinė turi labai bendrus uždegiminius kelius, tai kaip irgi
pasakoju, pacientam yra tokios molekulės citokinai, kurie kelia tą uždegimą, palaiko tą uždegimą. Tai kaip skiriame biologinę terapiją žvyneline sergantiem pacientam, dalyvauja tie patys uždegimo keliai, kuriuos mes norime blokuoti, kaip ir prie uždegiminių žarnyno ligų. Tai vėlgi turiu pacientę savo, kuri turėjo kartu ir žvynelinę ir uždegiminę žarnyno ligą ir nesisekė iš tikrųjų gydyti nei vienos, nei kitos tos ligos ir tikrai buvo keista ne viena biologinė terapija ir vienas buvo preparatas paskirtas ir kitas, bet žodžiu su gastroenterologais bendradarbiavim ir to žodžiu remisijos nepavyko pasiekti. Galų gale atitaikėm tokį medikamentą, tokį interleukino 17 inhibitorių, kuris veikia į abi šitas ašis, ar ne, ir tada jau pavyko pasiekti remisiją tiek vienos, tiek kitos ligos. Tai vienu šūviu nušovėte net 2 zuikius. Taip. Tai tikrai ir pacientui yra daug paprasčiau, daug lengviau, kai tas gydymas yra vienas ir galima suvaldyti abi ligas. Taip. O Helicobacter pylori bakterija gali turėti įtakos tiek aknei, tiek rožiniai, psoriazijai, gal kažkokiam kitom netgi odos problemom ir ligom. Ar jinai turi kažkokį tiesioginį ryšį, ar daugiau tokie, dviprasmiški tie duomenys yra? Daugiausiai aprašyta yra Helicobacter pylori ryšys su veido rožinė, bet tas ryšys, kaip ir sakai, yra dviprasmiškas. Vienose tyrimuose nustatyta, kad veido rožinė sergantis pacientai dažniau serga Helicobacter pylori, kitose, kad lyg ir nėra to statistiškai reikšmingo skirtumo. Vis dėlto, vertinant iš praktikos, tikrai neretai nustatom šitiem pacientam teigiamą tą Helicobacter pylori ir pritaikius eradikaciją tikrai gerėja ir veido rožinės simptomai. Taip pat yra nemažai atlikta tyrimų, kad Helicobacter pylori gali provokuoti lėtinę spontaninę dilgėlinės tipo bėrimus. Dar yra tyrimų, kad gali bloginti tą pačią psoriazę, pavyzdžiui, ir vėlgi pritaikius eradikaciją pagerėja ir psoriazės simptomai. Ir netgi yra tokių duomenų, kad gali turėti įtakos židininiam nuplikimui. Tai židininis nuplikimas irgi yra autoimuninė liga, kai imuninė sistema veikia prieš plaukų folikulus ir atsiranda toksai išplikimas židiniais, židininiai tokie plotai. Tai prie šitos ligos mes ieškom tikrai plačiai tyrinėjom, ieškom autoimuninių ligų, bet Helicobacter pylori irgi gali būti tas provokuojantis veiksnys. Tai prie tokių ligų, būklių iš tiesų reikėtų ir pagalvoti apie šią bakteriją ir patikrinti, ir jeigu jinai yra, skirti jau eradikaciją. Taip. O jeigu, sakykime, ne bakterija, tarkim apie tą patį nuplikimą kalbant, tai kokios dar gali būti priežastis, kas gali sąlygoti, kodėl vieniem tai labai anksti pasireiškia, ar tai tik genetika turi įtakos, ar vis dėlto dar yra kažkokių papildomų faktorių, gal tai netgi irgi galime sieti ir su mikrobiota? Dėl nuplikimo yra labai skirtingų, aišku, rūšių, ar ne? Jeigu androgeninė alopecija, androgeninis nuplikimas, dažniausiai tai lemia jau genetika, ar ne? Kad genetiškai yra didesnis plaukų folikulų jautrumas, ten vyriškam hormonui plaukai miniatūrizuojasi. Tai čia daugiau su genetika. Jeigu telogeninis plaukų slinkimas, kuomet daugiau plaukų pereina į tą iškritimo fazę, čia labai daug įtakos turi mikroelementų trūkumas, ar ne, ir feritino sumažėjimas, ir to paties ten vario cinko sumažėjimas, skydliaukė ir taip toliau. Tai vėlgi šitą labai plačiai tada jau tyrinėjam, ieškam. Jeigu ta pati židininė alopecija, kai iškrenta plaukai židiniais, tai čia yra autoimuninis fonas ir ieškom kitų autoimuninių ligų. Dažnai būna sąsajos su skydliaukės ligomis, autoimuniniu tiroiditu, pavyzdžiui, sąsajos su atopiniu dermatitu, vėlgi lėtiniu uždegiminiu odos liga, ir pasirodo sąsajos ir su helikobakteriu yra. Tai nereikėtų iš karto skubėti į Turkiją ir persisodinti plaukų. Pirmiausia, reiktų paieškoti priežasčių, dėl ko taip yra, nes matom, kad tikrai jų yra įvairių ir galima kai kuriuose iš tų situacijų padėti žmogui. Taip, ta Turkija daug yra pacientų, kurie nuvyksta, susitransplantuoja, ten kaip taisyklė tas transplantacijas atlieka chirurgai, kurie visai ten nesigilina, kokia čia liga, ar buvo taikytas gydymas ar ne. Ir vėlgi, kai atliekama transplantacija, po jos gydymas vis tiek yra reikalingas, nes tas procesas tai visiškai nesustoja ir turim tokių nusivylusių
pacientų, kurie ateina ir sako, va, susitransplantavau ir vėl man tie plaukai krenta, tai ką dabar daryti? Nu, tai vad gydyti. Tai jo, būna, kad pradedama tiesiog ne iš tos pusės, kad pirmiau ta Turkija, o tada jau pas gydytoją, nors turėtų būti atvirkščiai. O su veido raudoniu būna tokių situacijų, kad kaip ir gydo veido raudonio, pasirodote net ne veido raudonius, o kažkas kita. Oi, tai daug tokių situacijų, bet kaip aš sakau, oda yra apskritai sudėtingas toks jų organas ir mes vertinam daugelį ligų kliniškai tiesiog ir ta diagnozė nustatoma kliniškai ir sumaišyti, tai tikrai galima. Net ir ta pati veido rožinė ir aknė labai panašiai kartais gali atrodyti, ypatingai jeigu turime mes vidutinio amžiaus, pavyzdžiui, žmogų ar ne, ir matome uždegiminius bėrimus, tikrai jie gali būti ir tos kilmės, bet čia mes turime labai atkreipti dėmesį, ar yra specifiniai elementai būdingi labiau vienai ligai ar labiau kitai, kaip vėlgi pasiduoda gydymui. Ir tokia auksinė taisyklė dermatologijų, jeigu nesiseka gydyt, peržiūrėk diagnozę. Taip, teisybė. O oda, kiek žinau, tai yra vienas iš tų organų, kuris atlieka ir detoksikacinę funkciją. Ir ar tiesa, kad jeigu tikrai odos būklė yra prasta, nekokia, tai gali tikrai sutrikti ir detoksikacinė ta funkcija? Gali, kad galėčiau taip konkrečiai vardinti, tai turbūt negaliu, bet kad ta oda signalas yra mūsų visų dalykų vykstančių organizmą, tai čia yra faktas. Labai dažnai iš tikrųjų mes kalbame su pacientais, kai atsiranda bėrimai arba paūmėja bėrimai, tai kas pasikeitė jūsų organizmą, kas pasikeitė jūsų aplinkoje, nes oda reaguoja į mūsų mitybą, į mūsų psichoemocinę būseną, reaguoja į aplinką, kurioje mes esame. Ar toje aplinkoje yra kažkokios dulkės alergenai, ar toje aplinkoje yra šiluma per didelė, ar kaip tik sausas oras, tai tikrai viską oda reaguoja ir labai svarbu yra tiesiog save pastebėti, savo tą savistabą atlikti, nes tikrai labai dažnu atveju netyrimai atsako, kas ten nutiko su to pacientu, bet pats pacientas atranda, kas pasikeitė jo gyvenime, kai atsirado bėrimai. Na ir tavo tokie top patarimai, kaip čia prižiūrėti odą reikėtų? Teisingai. Taip. Teisingai prižiūrėti odą, aišku, priklauso nuo odos būklės, nuo odos problemos, bet bazinė priežiūra turėtų būti vis tiek prausiklis švelnus, kuris nepažeidžia odos barjero, tačiau nuvalo nešvarumus, drėkinantis kremas, kuris mums padeda atstatyti odos barjerą ir apsauga nuo saulės vienareikšmiškai visus metus. Visa kita yra aktyvūs ingredientai, kurie gali būti traukiami priklausomai nuo to, ką mes jau ten norim padaryti. Jeigu ten yra aknė ar ne, tai galbūt mums tinka retinoidai, tinka azelainė rūgštis ar ne, prie veido rožinės tinka vėlgi azelainė rūgštis, migdolų rūgštis, prie atopinio dermatito mes norime, kuo labiau tą barjerą atstatyti ir kaip tik nedėti tų aktyvių ingredientų, tai čia jau labai priklauso nuo odos poreikio, bet jau ta bazinė priežiūra tai ir turėtų būti visų naudojama vienareikšmiškai nepriklausomai nuo odos būklės. O kokie būtų tokie tie aliarmo jau simptomai, signalai, kad jau tikrai nebereikia delsti ir čia bandyti pačiam sukontroliuoti tą odos būklę, bet jau reikėtų kreiptis į gydytoją dermatovenerologą? Taip, sakyčiau, keletas tokių dalykų skausmingos atsirandančios, sakykime, opos arba niežtančios pūslelės arba, ar ne, negerėjant odos būklė, taikant tą tradicinį gydymą. Ir žinoma, jeigu yra sąsaja su virškinimo simptomais, jeigu žmogus turi tikrai virškinimo sistemos sutrikimų, ar tai yra viduriavimas, ar pilvo skausmas, ar ten svorio kritimas, ar kraujas išmatose, tai vienareikšmiškai čia jau reikia tada žiūrėti ir ne tik į odą, bet ir kur kas plačiau. Taip. Ir visai pabaigai, pagrindinės tavo kaip gydytojos dermatovenerologės žinutės mūsų klausytojams ir žiūrovams, ką reikėtų, tokio svarbaus išsinešti iš šio mūsų pokalbio? Manau, svarbiausia yra, kad oda tai yra signalas viso to, kas vyksta mūsų organizme ir tikrai reikėtų nenumoti ranką į mūsų aplinką, į mūsų mitybą, į fizinį aktyvumą, į mūsų emocinę sveikatą, nes oda į visą tai reaguoja ir labai dažnai užtenka tiesiog padaryti labai paprastus veiksmus pačiam, atrasti pačiam, kas ten vyksta mano organizme ir tada odos būklė irgi
pagerėja ir galbūt net ir virškinimo sistemos simptomai. Taip, viskas yra tarpusavė susiję. Taip. Tai ačiū tau labai, Agne, kad tu atvykai, pasidalinai savo žiniomis, patirtimi ir labai naudingais patarimais mūsų žiūrovams ir klausytojams. Na, o jeigu jums patiko mūsų pokalbis su Agne, paspauskite like, palikite komentarą ir prenumeruokite Gastro paprastai kanalą. Iki kitų kartų.